2026 metai jau čia ir aš girdžiu tik vieną klausimą. Elvyra, ar dabar jau visi mokesčiai progresuos ir mane suvalgys? Stop panikai. Šiandien atversiu kortas ir parodysiu, kad ne visos pajamos keliauja į tą baisų progresinį katilą. Yra pajamų, kurios lieka 15% režime ir yra pajamų, kurios net neįsiskaičiuoja į bendrą sumą. Šiame video visa tiesa apie investicinę sąskaitą, dividendus ir tą paslaptingą 15% zoną, kuri gali išgelbėti tavo pelną. Bet kad suprastum, kodėl ji 2026 metais tampa dar įdomesnė, aš tau pirmiausia sudėliosiu, kas ten per 15% zoną. Primenu, esu Elvyra, finansų baba. Jei tau patinka, kai mokesčiai ir pinigai paaiškinami žmogiškai, spausk prenumeruoti, užmesk patiktuką ir brūkštel komentarą. Ačiū tau už tai. Pirma mintis, kurią noriu, kad išsineštum. Investicinė sąskaita nėra stebuklas, kuris panaikina mokesčius. Ji daro kitą triuką. Mokestį nukelia į tą momentą, kai tu realiai pasiimi pelną savo. Kol pinigai sukasi ir tu reinvestuoji, mokesčių tema miega. Kai tik pradedi traukti pinigus, tada ateina mokestinis momentas. Ir štai čia atsiremia į 2026 metų sistemą. Nes nuo šių metų atsiranda labai aiškus atskirimas, kas sumuojama progresijai, o kas ne. Šiais metais 15% pajamos nėra viena krūva. Jos realiai pasidalina į dvi stovyklas. Pirma stovykla 15% ir nesumuojama, tai reiškia pajamos apmokestinamos 15% GPM tarifu ir jos neįtraukiamos į bendrą metinę pajamų sumą, nuo kurios paskui sukinėjasi progresiniai mokesčiai 20, 25 ir 32%. Ir antra stovykla 15% ir 12 VDU. Tai reiškia, kad iki 12 VDU tokios pajamos apmokestinamos 15% GPM tarifu. Bet jos vis tiek dalyvauja metinėje pajamų sumoje ir gali turėti įtakos progresijai kitoms pajamoms. O viršijos 12 VDU katiliuką viršijanti dalis jau apmokestinama pagal progresinius tarifus. Kad būtų aišku, 12 VDU 2026 metais yra 27 745,80 € per metus. Šitą skaičių įsidėk savo galvą kaip slaptažodį. Dabar konkrečiai, kas kur papuola. Pirmas klasikinis pavyzdys – dividendai. Dividendai apmokestinami 15% suma ir nėra ribojama. Gali gauti 300 €, gali gauti 300 000. Logika ta pati. Ir svarbiausia, dividendai nepatenka į tą progresinį sumavimą. Antras labai svarbus pavyzdys – investicinės sąskaitos pelnas. Čia ir yra video esmė. Nuo 26 metų investicinės sąskaitos pelnas, kai išsiimi virš įnašo, yra 15% režime ir nesumuojamas progresijai. Suma irgi nėra ribojama. O va dabar stabteliu. Kiek tu turi darbo pajamas ir ar individualią veiklą, kur progresija realiai gali užlipti. Tai investicinė sąskaita leidžia investavimo pelną laikyti atskirai, ne į progresinį katilą. Dabar antroji stovykla. Čia labai dažnai atsiduria MB nario pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį. Logika yra tokia. Jei tavo per metus pagal civilinę sutartį gautos pajamos kartu su kitomis panašiomis nedarbo santykių pajamomis neviršija 12 VDU, taikome 15%. Jei viršija 12 VDU, viršijanti dalis jau apmokestinama progresiniais tarifais. Į tą patį 12 VDU katilą patenka ir apmokestinamos turto pardavimo pajamos, kai pardavimas nepatenka į neapmokestinamą pajamų taisyklės. Tai reiškia iki 12 VDU apmokestinamųjų pajamų dalies. 15% virš jau įsijungia progresija. Bet labai svarbu nepaslysti ant vieno banano. 15% iki 12 VDU tai nėra tas pats, kas 15% ir nesumuojama. Šitos pajamos vis tiek dalyvauja tavo metinėje sumoje ir gali pastumti kitas pajamas į aukštesnį progresinį laiptelį. Gerai, dabar individuali veikla, nes čia auditorija dažniausiai susipainioja. Kol apmokestinamosios pajamos iki 35 000, GPM gali būti netgi mažesnis nei 15%. Kylant pajamoms iki 42 500 jungiasi progresiniai mokesčių laipteliai. Kitaip tariant, individuali veikla nuo 2026 metų yra viena iš tų pajamų rūšių, kurie realiai gali įjungti progresiją.
Todėl investavimo pelno atskirimas per investicinę sąskaitą čia tampa dar įdomesnis. Gerai, dabar grįžtam prie investicinės sąskaitos, nes dabar tu jau matai foną, kas gali progresuoti, o kas ne. Investicinė sąskaita tai tavo deklaruota sąskaita finansų įstaigoje ar mokėjimo paslaugų teikėjo tipo įstaigoje, kuri skirta investuoti į įstatymę numatytus finansinius produktus. Ir esminė sąlyga - investicinė grąža iš tų produktų turi grįžti į investicinę sąskaitą. Kitaip tariant, čia logika tokia. Pinigai įėjo, investuoju, grąža grįžo, reinvestuoju. Per investicinę sąskaitą investuojama į finansinius produktus, kurie atitinka taisyklės biržoje prekiaujamas akcijas ir kitus vertybinius popierius, pinigų rinkos priemonės, fondus, kai kurias išvestinės priemonės, tam tikrą sutelktinį finansavimą, tarpusavio skolinimą ir vyriausybių taupymo lakštus. O dabar klausimas, kuris visada ateina. O kriptovaliutos pačios savaime nėra investicinės sąskaitos objektas. Jeigu perki kriptovaliutas, investicinės sąskaitos režimas toms pajamoms netaikomas. Bet yra niuansas, kurį verta pasakyti garsiai. Jeigu tu investuoji į fondą, kuris yra susietas su kriptovaliutom, pavyzdžiui, kripto ETF, tai gali būti tinkama investicija per investicinę sąskaitą. Jeigu tas fondas realiai prekiaujamas biržoje įsigijimo momentu ir atitinka kitas sąlygas. Žmogiškai, kripto ne, biržinis fondas susietas su kripto gali būti taip, jei jis tvarkingas. Dabar labai svarbi detalė - dividendai. Ir tai jau atskira istorija. Dividendai apmokestinami bendra tvarka ir jiems netaikomas tas investicinės sąskaitos pajamų režimas, kur moki tada, kai išsiimi. Tai reiškia taip, investicinė sąskaita tau nepakeičia dividendų apmokestinimo logikos. Dividendai tiesiog yra dividendai. Bet kartu dividendai 2026 metais ir toje 15% ir nesumuojama zonoje, todėl daugeliui tai vis tiek labai palanki pajamų rūšis. Bet tikrai ne visiems. Dabar svarbiausia investicinės sąskaitos dalis - įnašo logika. Įnešiai pinigus į investicinę sąskaitą, tai tavo įnašas. Kol išsiimi pinigus iki įnašo, mokesčio nėra. Mokestis atsiranda tada, kai išsiimi daugiau nei buvai įnešęs. Pavyzdys, įnešiai 10 000, išsiėmei 2, jokio GPM, nes tu tiesiog pasiėmei dalį savo įnešo. Įnešiai 10 000, išsiėmei 12, štai tie 2 000 jau yra investicinės sąskaitos pelnas ir jis apmokestinamas. Ir dabar pagrindinė 2026 metų žinutė. Tas investicinės sąskaitos pelnas yra 15% ir jis nesumuojamas progresijai. Tai reiškia, jis nekeliauja į tavo darbo ir individualios veiklos progresinį katilą. Dabar dar vienas svarbus momentas, kad pats neprisidarytum bėdų. Išsiėmimas mokestinė prasme atsiranda tada, kai tu iš investicinės sąskaitos pasiimi pinigus savo į kitą sąskaitą ir naudoji jau neinvestavimui. Atsiskaitai už neinvesticinius pirkinius arba padarai pavedimą, kuris nėra skirtas investicijoms į tinkamus produktus. Todėl aš visada sakau paprastai, investicinė sąskaita nėra tavo kortelė gyvenimui. Jeigu tu pradedi iš jos mokėti už degalus, maistą, keliones, tu pats savo kiekvieną kartą kuri mokestinį įvykį. Idealus modelis - atskira sąskaita, kuri skirta tik investavimui. Dabar klausimas, kurį visi nori išgirsti. Gerai, o kaip tą investicinę sąskaitą deklaruosiu? Deklaravimas vyks per metinę pajamų deklaraciją. Turėsi nurodyti sąskaitos identifikatorių, įstaigos duomenis, valstybės, sąskaitos atidarymo datą, investicinės sąskaitos deklaravimo pradžios datą. Ir pirmoje deklaracijoje labai svarbu. Investicinės sąskaitos deklaravimo pradžios dienos likutis laikomas tavo įnašu. Bet yra vienas realus žemiškas niuansas. Teisinė logika yra, o techninis deklaravimo patogumas sistemoje dar neįdiegtas. Kitaip tariant, pati schema aiški, bet kaip tai techniškai bus daroma, nežinom. O dabar pažadėtos mintys apie MB. Nes čia žmonės daro daug brangių klaidų. MB narys gali gauti pinigus iš MB keliais skirtingais keliais ir nuo to kelio priklauso mokesčiai. Vienas kelias MB nario išsiimamos lėšos asmeniniams poreikiams ir čia yra svarbiausias principas. MB narys turi pasirinkimą, kaip tas išsiimtas lėšas priskirti, kam tas išsiimtas lėšas priskirti. Praktikoje jos gali būti priskiriamos arba su darbo santykiais susijusioms pajamoms, arba dividendams, arba CPS.
Jeigu priskiri su darbo santykiais susijusioms pajamoms, tada paprastai atsiranda 20, 25 ir 32% progresija ir gali būti taikomas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis. Jeigu jis priklauso, žinoma. Jeigu priskiri dividendams, tada 15% režimas be NPD ir dividendai yra toje nesumuojamoje zonoje. MB nario pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį čia jau veikia kita logika iki 12 VDU 15%, o viršijus progresiniai tarifai. Ir tas 12 VDU katilas skaičiuojasi kartu su kitomis panašiomis pajamomis ne iš darbo santykių. Ir dar yra MB vadovas, kuris nėra MB narys, jam už vadovavimą per civilinę paslaugų sutartį taikoma visai kita logika. Jis eina per progresinius tarifus kaip A klasės pajamos pagal tas taisyklės. Ir čia nebėra to MB nario 15% iki 12 VDU komforto. Tai baba verčia taip. MB nariui svarbiausia yra suprasti, kokiu keliu tu pasiimi pinigus, nes nuo to priklauso, ar tu sėdi 15% zonoje, ar tu pats save įmeti į progresijos katilą. Jeigu nori investicinės sąskaitos naudos, tu turi laikytis paprastos disciplinos. Atskirk investicinę sąskaitą nuo kasdienės, nekišk į ją bet ko, kas netinka taisyklėms, suprask įnašo logiką ir nepamiršk, kad dividendai yra atskiras režimas. Jeigu investuoji vienas, dažniausiai nutinka du dalykai. Pirma, prisigaudai triukšmo iš interneto, kur vienas rėkia pirk, kitas rėkia parduok, trečias rėkia viskas tuoj sugrius. Antra, lieki be atspirties taško, kai reikia ramiai susidėlioti planą, ką perku, kodėl perku, kada išsiimu, kaip valdau riziką, kaip nepasiduodu emocijai. Financial Lithuanians yra apie tą normalų investavimą, kur mažiau isterijos ir daugiau aiškumo. Negreitai praturtėk, o susikurk sistemą. Ten tau labiausiai praverčia 3 dalykai. Pirmas - bendruomenė, kai turi kur paklausti, pasitikrinti mintį, pasidalinti patirtim, pasidaro lengviau laikytis plano. Nes kai investuoji, svarbiausia ne vien žinios, svarbiausia disciplina. Antras - kontekstas. Kai pasikeičia taisyklės, kai atsiranda nauji mokesčių niuansai, kai pradeda painiotis pajamų rūšys, tu nesi vienas su savo panika. Tu turi vietą, kur gali susidėlioti, ką tai reiškia tavo pinigams. Trečias - šaltas protas. Kai visur aplink triukšmas, bendruomenė su aiškiu požiūriu padeda nešokinėti nuo vienos idėjos prie kitos kas savaitę. Jeigu tau įdomu, kaip investuoti su galva ir tvarka, ne su emocijom, Financial Lithuanians gali būti labai gera vieta edukacijai. Užsuk tiesiogiai per nuorodą aprašymę. O pabaigai tavo eilė. Parašyk komentarę, ar tau aktualiau investicinė sąskaita ar dividendai, ar MB pinigų pasiėmimo būdai, ar individualios veiklos apmokestinimas 2026 metais. Tiek patiktuką, prenumeruok kanalą ir jeigu nori, kitame video padarysiu konkretų pavyzdį skaičiais. Čia buvo Finansų baba. Iki.